Nu, tai norat parodys, ką aš savo video filmuoju. Aš visus savo video filmuoju su Osmo Action 4 DJI mikrofonu. Irgi DJI. Yra labai paprasta super Bluetooth susijung. Įjung kamerą, įjung mikrofoną ir nesusijung. Čia tiem, kas klausėt, ką reikia įrašinėti, kad garso kokybė būtų gera, kai šnekat ir važiuojat su motociklu. Nes dabar visi nori būti motovlogeris, netgi tai, kad reikia užsiiminėti neadekvačiom veiklom, tai bent jau dabar žinos, ką mikrofoną reikia naudoti. Kada jį suprasti, ko šnek. Kamerą montuoju ant to šalmo konkrečiai ant viršaus, ant snapelį. Kitus šalmus montuoju ant smakrą. Čia, kadangi ant smakrą, kaip matot, veids nėra, tai tenka montuoti kažkur kitur, nes turiu dar du šalmus ir ant abiejų dedu ant smakrą. O mikrofoną, kaip užsidedu po šalmį ir va taip pat įsegu tiesiog į šalmą, nu ir užsidedu šalmą. Kiti du šalmą, katrus turi čia dar tokį medžiagą papildomą nuo vėjos apsaugos, tai aš būn ienon įsegu taip šitą. Tas šalmas, kadangi tokios funkcijos neturi, tenka į pošalmį lipdyti. Tai va prašau, pats paprasčiausias turiu tik tus du daiktus ir šitas dvies daiktas filmuoju savo video. Gerą filmavimą ir elkitės keliai atsakinga, nes policija bauda už visus video šiais laikas. Tai būkite adekvatus. Čiau. Pažiūrėki, kaip saulė leidžias, pasėdėkim greta. Ši trapi valanda, saulė leidžias tavam delne. Tavo balsas ir taurė. Sauposi. Lydės. Galiu ant tokios šakos ir koją persismeigti. Oi, koks gražus saulėlydis. Nežinau, žinokit, aš ką pradėjau važinėti į žvyrkelės, aš net nebenoriu važiuoti. Važiuoti PM žvyrkeliu yra įdomiau negu 200 plentų. Hello!